Atkevičių, Rokiškis. Robertai, sėkmė 24, Audrius Jokubaitis, šakėjai. Audrius Jokubaitis yra ne tik Lietuvos Žiemgalos galiūna 2020, tai yra Vytenį Paušą Širvintos. Vytenį, palaikymas aidi pačiam ir vicečempioną. Tai yra Tomas Šliūba, Šilutė. Tomai, sėkmės. Sėkmės pirmose varžybose šiemet. Ir Augustinas Motiejūnas, Alytus, daugkartinis trikovės prizininkas. Tai yra Donatas Mostolaitis, Jurbarkas. Donatai, vyriausiasis varžybų teisėjas Saulius Brusakas, Lietuvos kariuomenės legenda. Taigi čia yra ta komanda, kuri Elektrėnų susitikė Lietuvos čempionato 20 yra, kaip ir toliau ir važiuoja Modestai. Dabar matau, kad jūs tik pažiūrėkit, kaip profesionaliai vėlgi dirbama čia rungtyje. Lieka paskutinysis ir Modestas pasidaro brangią klaidą. Važiuoja, viena minutė prasideda ir Audrius Jokubaitis. Trys maišai yra ketvirtas. Sezonas, manau, kad bus tikrai įspūdingas ir gražus. Šeštas rezultatas šiandien Elektrėnuose. Augustinas Motiejūnas. 9 surinkti taškai. Augustinai, kviečiam dar kartelį į mūsų areną. Augustiną Motiejūną norisi matyti dar kartelį. Va, čia tas vyrukas, kuris šiandien iškovoja 6. vietą. 5. rezultatas. Žiemos kariuomenė 2025 Robertas Bartkevičius. 13,5 taško. Šaunuolis Robertai. Gražios varžybos, viskas labai gerai. Ketvirtoji vieta šiandien 16,5 surinktų taškų. Vytenis Pauža. Vyteni, puikios varžybos, bravo. Nuostabu, kas čia įvyko šiandien Elektrėnuose. Tai lieka mum prizininkai. Prizininkus jau, manau, yra pasiruošęs apdovanoti taurėmis. Elektrėnų savivaldybės meras ponas Gediminas Ratkevičius.
Ir trečioji vieta. Garbingai surinkti 19,5 taško. Tomas Liukas Šilutė. Jaunuolis Tomai. Nuostabus varžybos, puikus tikrai pasirodymas, atsidaro 25 metų sezone. Ir pirmasis podiumas. Tomui Šliūkui trečioji vieta. Sveikinimai iš Elektrėnų mero. Kaune Merė už trečią vietą. Antroji vieta. 21,5 taško. Ir antroji vieta apsigina Modestas Trunckus. Apgina savo antrąją vietą. Ir liko be abejo ant podiumo. Sveikinimai Modestui. Antroji vieta. Modestas Trunckus, alytus. Sveikinimai Modė. Na ir šiandien vienareikšmiškai pats kiečiausias, pats stipriausias bičas surinkęs 28 taškus žiemos Galiūnas 2025 Audrius Jokubaitis, šokėjai. 4 pergalės iš 4 įskaitinių varžybų. Bravo Audriu. Tai yra tikrai labai rimtas pareiškimas. Ir matom, kas vasario vidury buvo labiausiai pasiruošęs. Audrius Jokubaitis, aukščiausias podiumo laiptelis priklauso jam. Žiemos Galiūnas 2025. Didžiausia taurė iš Elektrėnų rajono mero Gedimino Radkevičiaus. Na o Lietuvos stipriausi vyrai ir be abejo Lietuvos Galiūnų legenda bei šių varžybų organizatoriai nori tarti ačiū Elektrėnų savivaldybei ir ypač merui ponui Gediminui Radkevičiui.